Labas rytas, bičiuliai. Nepatikėsit. Su tėvuku pasidėjom ant lyno rytą. Lynas nei krapšt, nei brakšt. Galvoju, nu ką čia nuveikti, kad rytas nepraeitų veltui. Pasidariau iš spiningėlio dugnynę. Pasėmiau liaudiškai kviečių. Ir sakau, vietinio ežero plakių ir kuojų pagaudysiu. Kviečiukai. Pasiberiam biškį. Ir gaudysim su fideriu. Va. Vakar savo upę parbraidžiau. Šiandien galvojam lyną pasidėti. Tai sakau, su lynu niekaip. Bangos, vėjas. Atšalo taip kažkaip tai nenori. Tai įsivaizduokit. Oi, pasidėsiu čia biškį kamerėlę. Įsivaizduokit. Spiningėlis marmylinis. Pasidariau slangyti švinuką, kriaušytę, pavadėlį 30-40 cm ilgio. tą patį kabliuką, kur dėdavau čiburaškės. Ir sakau, to aš prisitaikysiu. Va. Vienas. Du kvetukai. Ir bandau mesti. Dugninę. Va, parinam. Ant lepšelio krašto. Galvoju, ranką laikyti. Na, čia jau prišertas žirnių. Pupų, kukurūzų, stambaus grūdo. Tai ant žirnės raudės kojos tampa, tai sakau, kvietė bus iš vis masiškai. Jau, pakšt. Gal kokį netyčia ir karščią? Vaikai tampa, Oi, jau pakirtau, kaip tempė. Tuščias kabliukas, įsivaizduoja? Tuščias kabliukas. Nu ką? Vėl du kviečiukai. Plium. Kaip galima įsisukti situacijos. Jau tampa. Net nedaug nuskęsti. O, yra, bičiuliai. Yra. O, žiūrėk, kokia raudė. O, pa. Ar matai? Viskas. Kaime. Praleidžiam turiningai laiką. Dar vieną kartą išmėsiu. Ir bandysim tą didžiulį plakį čia pagauti. Šiaip didelių plakių yra. Jau tampa. Opa, ar matot? Kas netima? Ką sakiau? O ne čia koja. O, kokia koja. Nuo leptelio gaudom kojas. Dažniausiai tai būna, kada pradedi
kaip aš sakau, terliotis. Ir pagauni, ir lyną, ir tą patį didelį karšį. Tai va, 2 kviečiukai. Bandom. Opa. Viskas nuo spininginės sistemos. Švinukas, tas pats kabliukas nuo čiburaškėlės mažiukas. Tai galvoju, reikia dėti 3 kviečius, nes tos labai smulkios puola. O, atsikabino. Iškart tik nuskenda, iškart bum, bum, bum. Pabėrėm. Ir iš karto prisistatė. Užuovėje, ant leptelio. Bet čia palyginus gilio yra kokie 4 metrai. Opa, papa, iš karto. Iš karto. O, ponas Plakis. Galvoju, reikia dėti didesnę. Tą didesnį gabalėlį. Arba 2-3 kviečius. Opa, plium. Bet jeigu pagausiu lyną arba karšį, tai bus čia bairis. Iš karto, kai tempė. Tu velnias, nepakirtau. Ant 2 kviečiukų tempė. Nuskęsta. Įtempiam. Biškį vėjas šonis pradėjo pūsti, biškį bus nepatogu. Op. Smagiau negu ant avižos. Koks Plakis. Koks Plakis. Pažiūrėkit. Dar taip negaudžiau gyvenime. Dėsim, pažiūrėsim, kiek čia galima pagauti. Vėl kvietukas. Ir metimėlis. Valas nuo marmiškės taip ir liko. 0,13. Kriaušytę uždėjau 1,5 gramo. Jau važiuoja. Ką mes čia turim? Vėl eilinį kartą kilograminis Plakis. Nu ką? Papravijo. Žiurkėnas. Užmetė, nuskendo ir pareina kuoja. Jeigu 2-3 kviečiukus, kas tada bus? Gal dar didesnė? Uždėsim 3 dar vieną. 3. Didinam masalą. Ale kaip agresyviai tempia. Vėl tampa. Tu ant 3 kaip užtempia. Pažiūrėkit, kokia žuvis ant 3. Lydekas koksai norėjau pagriebti mano tą Plakį. Eik tu savo. Įsivaizduoji, būtų bairio čia. Kai pakilo pusantrinis. Čiūdai. Spėjau ištraukti iš vandens Plakį, būtų nugriebęs. Nu čia ką tik buvo vaizdų man. Kėliau Plakį arklinį. Iš paskos. Lydekas gal pusantrinis. Kai griebė, nepagriebė. Tai reikia nepagriebė. Būt nupešę mano ta įsa sistemėlė. Nu ką, dedam vėl 3. 3 kviečius. Ir bandom pagauti kažką didesnį. Nu, bėda gali bačiais nusileis ant dugno tas lydekaitis ir
man baidyti visą žuvį. Čia iš vis būtų gerai ant pačio kukurūzo gaudyti, nekėtų šitais kaip kviečiais vargti. Och tai, nepakirtau. Nuskendo, bandom įtempinėti ir jau. Čia jaučiu kokio dziko ar ten kokio net įmestum. Jau lydekas paėmė. Eik tu sau, pasino. O, bičiuliai, tas pats krokodilas, kuris buvo. Eik tu savo velniukštis, nu ryja, senelį paėmė. Tas pats šiupokas. Turi čerpoką, gal prikelsim? Ryja, jis nepaleidžia. Neskubėk atsargiai, jeigu eisi iš lėto, gal... Neskubėk, senelį, laiką uždary. Nu čiūdai, sakiau, kad jisai man dar kartą grieps. Ojojojojojoj, kaip jisai ryja. Nu, nors kaifą turėsiu. Čiūdai. Ale laukia tykoje iš pat. Nu, tu čia duodi vaizdų. Ištiesk. Koks pusantrinis. Aš filmuoju, senelį. Gerai. Duok, jeigu ką. Jeigu aš netyčia pakelsiu, tai bus čia istorinis momentas. Ale laukė, pasino, matyt, žinai. Ir va po vėlieną lenda rupužgalvis, čia mano valas 0,3. Būtų bairis, jeigu aš jį paimčiau. Pažiūrėjau, šiupokas prarijo visą tą mano. Ui, nepaėmiau, o tai būtų čiūdas. Žiurkienas. Neopaleidžia, įsivaizduoji? Viskas, spjovė. O, trupužgalvis. Vienu momentu jau būčiau pasiėmęs. O, surijo iki raudelę visą sudraskė. O, geras pusantrinis šiupokas. Tiek nuskendo. Akt, atskabino. Nu, veiksmo tai čia praleist laiką, tai užmetė. Nu, skendo. Jau skęstančia, tik, o. Jau Och, tu žiurkienas. Čia reikia prileisti lydekų bištos, kad apdaužytų ten to smulkmę. Nes tik nusileidžiu iš karto. Vietinės tos kojytės, plakiukai. Tik įleidį niurktimti. Terlionė. Nu, pasiterliosim. Spiningavimas švaresnis darbas. Replakiai dingo, kojytės kaip užpuolė. O, kaip... O, vėl ežerinės taškuotos. Nu, dar
Porą kvietukų. Porą kvietukų, reikės ryte jau plauti. Visą išsnargliavau. Ir ne tik ryte, į kamerą visą apsnargliavau. Pasižiūrim. Viena koja graži papuolė. Kiek mes čia pagaudėm valandėlę. Oi, čia kačiukas bus patenkintas. Lakiukų. Nu, va tai viena koja, tai graži koja. A daugiau ką. Procesėlis, nu, plakis dar toksai didesnis. O, super, viskas, keliamės prie upės. Gavosi taip, kaip gavosi. Kol grįžau nuo ežero, kol susiruošėm, kol nusipirkom kukurūzų, apsiniaukė ir ateina lietus, jau krapnuoja, tai pratęsimo upei nebus. O taip norėjusi. Susitvarkom fazendą ir važiuosim namo. Tai va, tokia žvyba kaime. Atvažiuosiu gal už porą savaičių va į aną ežeriuką dar pasidėti ant lyno. Šiandieną prasidėjom geras 4 valandas nuo ryto, nei krapš, nei brakžė, o taip norėjau tą lyną pagauti. Pasisekė. Viskas. Tokios tokelės, tiek žinių iš kaimo. Kamera grybą pjauna kažkas, tai pradėjau įsijunginėti. Tai viso bičiuliai. Susitiksim ant vandens jau kitam video, nežinau kur. Sugalvosiu. Iki.